Fotonas – tai nedaloma elementarioji mikrodalelė, kuri yra elektrinės energijos medžiagos nešėjas prieš atominėme lygmenyje matmenų skalėje. Yra žinomi tik 3 energijos nešėjai – magnetinė dalelė, fotonas ir nešėjas proto energijos. Oficialaus mokslo rastos daugiau nei 300 elementariųjų dalelių. Tai vis tos pačios magnetinės dalelės ir fotonai skirtingais fiziniais parametrais ir greičiais. Instrumentų bazės leidžiančios aptikti proto energijos nešėją oficialus mokslas neturi. Šis nešėjas turi energijos struktūrą daug aukštesniuose dažnių diapazonuose nei tie, kuriuos mokslininkai gali stebėti savo instrumentais. Pagrindiniu šaltiniu, bet ne vieninteliu, fotonų formavime mūsų Žemėj yra mūsų žvaigždė Saulė. Fotono konstruktas pateiktas dodekaedrinių tetraedrų energijos tinklų formos pavidalu. Dodekaedrinis tetraedras susideda iš 2 vienodų figūrų. Kiekviena figūra tai 2 dodekaedrai sujungti tetraedrų. Tai magnetinės dalelės energostruktūros pakartojimas. 4 dodekaedrai sujungti 6 tetraedrais. Tai ir yra fotono energetinio tinklo surenkama konstrukcija. Į kiekvieną dodekaedro fotoną įdėtas ikosaedras. Įdėjimų dodekaedras ikosaedras daugiau nei 20, kaip rusiškos matrioškos technologijoje. Kiekvienas įdėjimas turi savo konkrečius fizinius parametrus. Fotonai, kurie reikalingi žmogui, turi daugiau nei 8 įdėjimų poras. Beždžionei reikia ne daugiau kaip 6 įdėjimų porų. Darvinas klydo teigdamas, kad žmogus kilęs iš beždžionės. Fotonai kartu su magnetinėmis dalelėmis tiesiogiai dalyvauja bet kurios medžiagos formavimo procesuose, pradedant nuo elektronų susidarymo. Fotonas yra mikrodalelė, galinti atsistumti viena nuo kitos ir prisitraukti prie magnetinių dalelių, prie bet kurių iš jų polių, nes magnetinė dalelė bipolinė. Visos sąveikos turi kontaktinį charakterį ir jų yra tik 2. Pritraukimas ir atstūmimas. Šios 2 dalelės sukuria elektronus, atomus, kūnus, posistemės, organizmus, pasaulius. Viename elektrone yra 10 penktųjų, 100 tūkstančių fotonų ir magnetinių dalelių, sujungtų į vieną konstrukciją. Toliau nuo atominio lygio ir aukščiau vyksta medžiagos formavimo procesas su įvairiais parametrais, nuo molekulių iki planetinių kūnų visatoje. Fotono tankis yra 10^4 tonų kubinio centimetrų, o magnetinių dalelių 10^8 tonų kubinių centimetrų. Tai yra, fotonų tankis yra 10 000 kartų mažesnis. Ryškus fotonų egzistavimo prigimties pasireiškimas yra šviesa, ateinanti nuo Saulės ir žvaigždžių. Šviesa yra nukreiptas fotonų srautas. Jokios šviesos bangų prigimtis neegzistuoja, kaip neegzistuoja ir jos elektromagnetinės prigimtys. Saulės fotonai, kurie skrieja link mūsų planetos, išlekia maždaug 490–520 tūkstančių kilometrų per sekundę greičiu ir praskrieja atmosferos tinklus. Prie Žemės paviršiaus priartėja maždaug 300 tūkstančių kilometrų per sekundę greičiu. Fotonai – tai šviesa ir toliau mažėjant greičiui, tai ir šiluma, ir ultravioletas, ir teleradio spinduliuotė, ir garsas. Ir pabaigai, be fotonų srauto iš Saulės į mūsų planetą žmonija praras gebėjimą mąstyti. Saulės fotonai skirti planetai. Žemė turi savyje žmogaus galvos, smegenų neuronų jungčių schemas.